Nu ką laukiam? Paryžius! Tu panašu į Paryžių čia. Laukiam, dar laukiam. Kolegos turite. Liko kokios 5 valandos iki skrydžio. Nu. Kažkaip keistoka, ne anksti kokią 6 rytą, 5. Kiek čia valandų? Kiek dabar valandų? 11, o mes dar namuose sėdim. Nu štai ir mūsų kolegos atvažiuoja. Labai punktualiai, sakyčiau. O, pasiruošę? Netikiu dar įsivaizduoju. Nu. Bet netikiu. Dar porą mūšių. Vaidai, aš kaip tikra moteris, 2 rankinukai. A jau paparazzi filmuoji. Bet tai viens tik? Ką tu paparazzi filmuoji čia? Pažiūrėk, koks šuns išraiška, kai išlydi šeimininkus от šunį. Supranta, bežiūrėk, supranta, jis guli, supranta. Ačiūgi grįžim už 4 dienų. Tai kas čia? Pas tave Kristina atvažiuos, neliūdėk. Nu ką, kelionė dar tik prasidėjo. Kadangi nukėlė mūsų skrydį, nedaug 20 minučių, tai užsukom į Ikėją užvalgyti. Kukuliukai su uogiene, sriuba, grybų, sakė Vaidas, nevalgoma. Rimtai nevalgoma, aš paragausim. Lašiša skani. Lašiša skani. Tuoj kukuliukus ragausim. Nu, jos skonio trūksta. Aha. Noris, kad tirštesnė būtų? Nežinau. Gal druskas pamirša? Ne, kažkokia miltai čia. Ypač geriau. Pavalgę sotus, mašiną priparkavom, judam link oro uosto. Nu kaip, nusiteikęs? Jo, bet pūkai ryškus, kojytės pačias šokinėjai. Čia nauja mada, čia yra elektroninė, kas pakraunamai batai. Pašokinėk. Nu, pažiūrėk, nepašoks tokį svorį, bet jie... Eko parking. Tik 11 euriukų už kiek? Už 3 paras. 3 naktis. Nu, gerai, už 3 paras. Restauruoja mūsų Vilniaus aerodromą. Tas Jack Daniels gerai atrodo, ne? Pateiksite registruojančiam darbuotojai. Dėkojame už supratingumą. Laukia mane. Telefonas įlindė. Pagaliau lėktuve. Lauksim Paryžių. Nu ką, pagaliau pajudėjom iš vietos po valandos laukimo. Čia mūsų naujas terminalas, iš kurio važiuosim netrukus, Anelina. Kur važiuosim? Kažkur skrysim. Jo, skrysim kažkur. Tai va, judam į priekį. Karuselė. Pats geriausias momentas. Nu. Ne, atrodo, kad į kosmosą išskrysim. Dangus toks tamsesnis jau. Apačioj mūsų Prancūzija. Bom, po biškį leidžiamės. Tuoj būsim oro uoste. Nu, Le France. Štai ir leidžiamės taip netikėtai. Ten lėktuvas ryškiai ne pas mumis leidžiasi. Air France. Kylas. Atvykome į Paryžių. O, kakao. Labai minkštai nusileido. Paryžius, krosanai. Ką, nusileidom. Remember to take off your personal belongings and please take your window.
Nu, Nusisukom. oro uostas didžiulis, ten lėktuvai iš visų pusių. Mus paleido jau, mes Paryžių. Gal savo draugų palaukim. Hello! Po poros gėrimų normaliai praskrendam. Sveiki atvykę į Prancūziją. Jau Vis tiek atvykome. Šarlio de Golio oro uostas, žmonių belenkiek. Taip, dabar mūsų užduotis kažkaip nusigauti iki miesto iš oro uosto. Tai bandysim pasigauti taksą. Čia Boltą žiūrė, ne? Žiūrėkit čia jau, Boltą. Ok, einam, ieškom 1, 2, 3, 4, 5, Boltą. 6, 7, 8, 9, 10, 11, suskaičiau. Kažkur čia įsijungs. Bandysim Boltą ar taksi pasigauti. Kažkur išėjimas yra. Sargiai. Užsisakėm Boltą. 41 euras turėtų kainuoti. Dabar ieškom to Bolto. Nu ką, ne taip paprasta rasti, ne? Kur dabar? Va, čia. Išleido. Dabar lieka mašiniuką susirasti. Koks numerą gaus? Nu, žodžiu, sakėm, su autobusu bus nuotykiai, bet nuotykiai ir su Boltu prasidėjo. Užsakėm mašiną, atvažiavo kažkoks kitas, policininkas sako, nesėskit, dabar skambina iš Bolto, ten aiškinasi jie, kas kur, kaip ką, nu žodžiu. Man atrodo, būtų paprašiau su autiku arba su paprastu taksu važiuoti. Going till scammer. And now calling for Bolt and asking what's happened, why I am cancel order. Dar 21 kilometras iki tikslo, iki viešbučio. Važiuosim apie pusvalandį. Čia tai ramu toks už miestukais važiuoja. Na, geriau negu autobusų. Nu, kažkur jau įvažiuojam į Paryžių. Kažkur artėjam. Ar tik žiedas artėja? Nesvarbu, vis tiek mes jau priemiestį kažkur esam. Dar vis važiuojam. Viskas jau liko ten 100 metrų gal. Rimtai? Ne, iš toliau aš matau. Baigiam atvažiuoti. Ne, toliau. 640. Nu, gal tikėkime, kad teisingai adresą nurodėm. A, jau, žiedą iškart. Už 400. Atsargiai dviračiai, va, matai, jau tik spėjom išlipti ir gavom zvanuoką, kad pasitraukt nuo kelio. Žodžiu, atvykome, va, mūsų viešbutukas, Lux Hotel Picpus. Reikia atsiminti. Gerai, kraunamės mantą. Žodžiu, nuo oro uosto iki viešbučio sumokėjom kiek, jam 3 eurus? Ai, kem 5. Matai, kem 5. Nu, tai normaliai. Mūsų liftas toks mažutis mini, bet tilpam su Vaidu. Mūsų 530 kambarys. Kaip kasa? Čia 2 kambariam. Ai, žiūrėk. Dar išsiskiria, palauk. Tai netrankykim. Imk raktą. Labai įdomu, ką rasim, nes pagal atsiliepimus tai... Tai žinai, kas yra vonios kambaris bus? Ai ne, žiūrėk. Normaliai, iš kur? Ant toks didelis, kad pasislėpia. Ne, nu tai pažiūrėk, viskas čia gerai. O, ir tu čia visai mes čia gerai gyvenam. Tikrai gąsdino, kad Paryžiui labai maži kambariukai, bet čia sočiai. Ir krosaniuką gavom. O, kaip miela. Va, kaip faina. Gersim kavos. Nu, vaizdas į kiemelį. Bet gerai, nu, mini. Čia tipo prancūziškas balkoniukas. Wow. Gerai. 5 aukštas. Ten va matosi pastatai. Čia siena. Įsivedė mums sako, čia galit nemokamai vandens pasiimti, kavos pasidaryti. Nu, šunuoliai. O kruasanai už kampo. Eisim irgi išragauti.
Kai jau, aš noriu kavos ir kruasaniuką tą suvalgyti. Pasidarom ką kavytės. Nu, kaip miela iš prancūzų pusės. Valgysiu vakarienę. Ne, čia ne vakarienė, čia tik šiaip skanestukas. Tai va, šitas gražus viešbutukas kainavo už 3 naktis, 2 kambariai, 400 kažkas ten apie 90. Pusryčių neturėsim, bet manau, kaip Paryžiui, tai tikrai visai nebloga kaina, nes para net 100 eurų nesigauna. Nu ką, išvarom į Paryžių. Laukiam super didelio lifto. O gal laiptais lipam? Tepiš paspaudai. Ko, žiūrėk, laiptai, kokie gražu. Gal einam laiptais? Vau, einam laiptais, Vaidai. Geras, kokie fainučiai. Vau, einam laiptais. Ne, lip. Jeigu nebūtų užkampėti visai vaizdu. Muzikytę groj. Vau, kokie pastatai. Gražu. Va, gali pasėdėti minkštai. Gražu, gražu. O čia dar tik kažkokiam pakrašty mes esam. Va, mes jau eksplorinam. Oksana už manis paslėps. Vakarienės ieškom. Tai pažiūrėk, pažiūlo jau kažkokie mojuoja mum. Gal į viršų galima panašti? Vienas pastas buvo labai gražu. Na, bokštai. 2. Buvę, kur nebuvę, mes burgeryje. Burgeriuką vėl valgysim. Nu, jo, būnant Paryžiui valgyti Burger King'e, tai nežinau. Vegetar, Nu, bet aš ne. Nu, vitukai. Ne, tą paspaudžiu, kur tu vienas? Bet mėsos yra? Ką, žinau, kažkas panupieštas. Čia bus sojos mėsa. Tai išsidūriau kaip. Neganiškas. Tai reiškia, kaip greitai. Nu gerai, po pirmą, ne? Čia mano toks mažutis, 3-gubas, trigubas mano. Pagal tavo, tai gerai. Ką reiškia, kai reikia žinoti. Efektas už stiklinės. Pirmą kartą matau, kad... Ir pažiūrėk, bulvytės, ne popieriukę, o normaliam, daugkartiniam. Arba tokiam. Ir va tokiam bliūdelį, kaip faina. Vanilinė. Žiauriai fainai, šaunuoliai prancūzai. Pas man višnė. Nu gerai, pavalgiam. Dabar mūsų tikslas susirasti metro ir kažkaip įsigyti bilietuką. Vais rodo kelią. Kaip tu čia vaikštai per raudoną. Ne, žiūrėk, gal paspausti reikia, bet nereikia. Tai va. Apsidairom. Nieko nėra. Va, metro. M raidė. Nu ką, metro. Bandom lysti. Geltona. Kur? Champ de Mars. Champ de Mars. Oho, ką reiškia olimpinės žaidynės. Tam 2 eurai. Metro. Ne, čia visą. Už 4 dienas. Nu, metro ir autobusai. Dieną naktį, taip, varysim, bet varysim dabar, viską išvažinėsim. Tas 8 eurai už 2 metro bilietus, kurie galioja 4 paras, 4 dienas. Vau, nu čia tai jo. Ir viskas dėl olimpinių žaidynių, kurios pasibaigė prieš porą dienų. Nu va, garsioji kortelė, kuri kainavo PM 6 eurus. Ne, čia toliau, o čia. Nu, mokinamės įeiti. Palaukit manęs. Kodėl man neveikia?
Ką, eit? Ai, kad net... Ai, čia reik pastu. Geras, aš sakau, turi atsidaryti. Bet tu pažiūrėk su olimpiniu ženkliuku, nu. Taip. Pirmą kartą metro matom tūliką, rimtai. Pats įsiplauna. Bet nieko. Pats plauna, išsiplauna ir tu nueini. Tai žinau, einu, sisiuko. Pats įsiplauna. Įsėdom į metro, bet koks senas. Kaip keista tokiam senam būti. Koks mirdingas. Gerai, kur tas Eifelis mūsų birk. Picpus. Bir kažkoks, va. Birhaki, va, nupiešta, kad lengviau būtų žiopliam susigaudyti. Sėdam. Geras, pirmas, na kaip tas pirmas įspūdis su metro. O, ir sustoja, dar net nevažiuosim. Pasilsėt sugalvoja. O, kaip greitai. Vytas pirmą kartą metro važiuoja. O, ten viens va nusuktas. O, kokį didžiulį greitį. Žiauriai greitai važiuoja. O, į lauką išvažiavo. Fainiai. Galim biškį pasidairyti. O, ir vėl į tunelį. Na ir kaip vaizdas. Traukinių tinklas. Profnas rodomis. Stotis. Ten tiek vėjų. Irgi verta, gal to, kad Kaip nepasiklysta, bet tik nepasiklysta. Google, man. Važiuojam. Liko viena stotelė. Ai, nesimato. Ką, ieškosim Eifelio, ne? Čia nėra. Niekados, kaip kur tau bus atitvarai. Eifelį. Sudėjo, kaip sakant. Visi eina į vieną tikslas. Stotis faina. Na ir kaip chaosėlis. Nedidelis, bet chaosėlis. Kažkas labai skaniai kvepia, kruasanai. Kaip kvepia. Eini ir todom. Gražuolis Eifelis, jau apšviestas. Tam chaose savus pametėm. Ką, artėjam, dar einam link to bokštelio. O liftas ten atvira. Bus įdomu. Jaučias, kad einam link traukos objekto, ne? Gatvė uždaryta, policija saugoja. O, pažiūrėkit. Va, čia tiek žmonių, va, olimpiniai ženklai. Super. Įspūdinga, eik tu savo. Nu, kažkas tokio, nu tikrai, nu super, įspūdingas statinys. Gal kad naktį tas įspūdis toksai, nežinau, nu bet, nu, viršė visus lūkesčius. Vau. Nu ką, bandom patekti į Eifelį? Tenai pasislėpęs už medžių. Už medžių, tas gražuolis. Bet ar užliksim šiandien? Tai geras klausimas. Aš irgi galvau, kad mažesnis. Ką, kasos? Tipo, čia gausim bilio... Ne, čia patikra pirmiausia. Čia patikra, bet labai mažai žmonių.
Tai paklauskim. Enter, nu taip, įėjimas, Enter Tour Eiffel. Gal praleis? Čia gal reikia bilietą jau turėti, nu gal ne? Tu paklausk, išeina vandens palaukit, manęs būkit geri. Vis arčiau bokšto. Mes esam tie žiopliai, kurie neturim bilieto, bet esmė tame, kad bilieto niekas neleido nusipirkti. Vau! Kaip vaizdelis! Vau, kažkas tokio. At kokia masė! Nu sunku čia papasak. Vau, tas dydis. Eik, tu savo kosmosas. Super. Wow. Kaip jį pastatyti, net kažkokie raižiniai padaryti. Oksana klausia, sako, gal čia viso pasaulio metalas surinka į tą vieną vietą. Eik, tu savo kosmosas. Kas įdomiausia, tai jį turėjo kaip ir nugriauti, bet patapo viso pasaulio žinomiausių objektų. Kokia eilė norinčių į Eifelį užkopti, užlipti ar pasikelti. Labai čia sudėtinga. Prie vienos kojos gali tik tais liftą nusipirkti, prie kitos kojos tik laiptai, o mes norim užlipti laiptais, o paskui kilti liftu. Bet tai kur jį gauti tą bilietą? Įjungia dar tokie mirksiukai, kaip nerealiai šono atrodo. Eik tu savo. Žodžiu, norėjom lipti laiptais, tada kilti liftu į 3. aukštą, bet tokių bilietų nerandam, nesuprantam, kur čia gauti. Tai nusprendėm, kad kilsim liftu, o jeigu labai norėsim, tai sugrįšim rytoj ir laiptukais pakilsim, pasportuosim. Va, mes šnekam, kad žiauriai gerą įspūdį paliko Eifelio bokštas. Kažkaip įsivaizdavom mažesnį, tokį, paprastesnį. Ir visi tokie liko, wow, pamatė. Ką juda eilutė, nebedaug liko. Turim bilietukus, tokie? Ką? Į viršūnę, į ten, kažkur aukštai, su liftu. Ką jis ten derasi dar? Liftas 2 aukštų. 35 euriukai ir kilsim į viršūnikę. Pamatas Eifelio bokšto. Kiek čia kasė? 1887 metais. Kažkas tokio. Reikėjo padaryti visą tą darbą. Eina savo. Bet pažiūrėk, rūdis kiloja biškį. Matai? Jausmas, kad eilė visai sustoja. Va, 11 valandų. Vėl įsijungia mirksiukai. Lip nebesikais. Spėsim. Mes viską spėsim. Bet iš to... 11 valandų ir čia dar tiek norinčių patekti į Eifelio bokštą. Pateks jau bilietų žmonės. Ne, tai ne bilietų, čia vėl metalo detektoriai. Tai dar kartą tikrint. Eisim patikrą. Mano rankinuks kaip atrodo. Kur tavo rankinukas? Va, ateis toj, spėju. Va, galim pamatą paliesti. Pačiupinėti. Pafilmuot. Filmuot. Na. Aš liečiu Eifelio bokšto dalį. Žinau, kaip paliečiau Eifelį. Tai va. Ui, atsiprašau. Aš čia prie to Eifelio jau kokią 1,5 valandos. Ir vis dar laukiam. Laukiam eiliai. Bilietų nusipirk, dabar laukiam eiliai į liftą. Paskui lauksim kitą liftą. Eilių pasaulyje. Eifelis dirba iki 3 nakties. Eifelis nebedirbis, visuomenė jau. O iki 12 dar bilietus pardavinėja. Tai norinčių daug. Labai daug. Laukiam. Nu
kas čia vyksta? Ai, bilietuką reikia duoti. Nuskenavo. Dar laiptais reikia lipti, o jie tai iš karto. Bet jis vis toks patrūnyjus. Lietė Eifelį patrūnyjusi, ne? Tu pažiūrėk, tai pradyra dings. Nu va, čia tos kniedės vadinamas, ne? Ne, kniedės tai va. Ai va, kniedės va čia. Šitą šiuolaikinį. Sulaukėm lifto pagaliau. Ką, lipam? Lipam. Tilpsim? Yes, pagaliau. Geras. Pajudėjom. Žmonės laiptukais lipa. Nieko čia nesimato. Daug metalo, daug konstrukcijų ir viskas. Išlipam. Geras. Kai gerumo. Paleik telefoną iki laiptais. Geras. Iš karto į kitą liftą. Eik savo nejauku biškiai prie pat krašto. Eik tu savo. Geras. Kai vaizdas. Mes kilsim va į viršų. Nu, dar viena eilutė, kurią teks atstovėti. Aha. Vaits tikrin, ar gerai padaryta. Nugris kažkada. Tvirtai laikas. Nu, tikėkimės ne šiandien. Kol jau viskas į liftą eisim, nieko panašaus. O, koks vėjas. Čia bilietą reiks. Pagaliau gavom liftuką. Kur čia stotis geriau? Neaišku, ką čia matysim. O viską čia matysim. Sakai? Abejoju. Nu, Renat, kampe. Tírasela, corre. Claudia. Ay, qué bonito. Jūs sena pusė žiūrėkit. Ay, qué bonita, Glenda. Wow. Geras. Koks jausmas geras kilti. Kaip faina. Paukštai. Jo, ploniai. Aukštyn to plonyn atrodo daros. Biški. Kažkoks tas Paryžius tolimas atrodo. O, užkilom. Nu, pažiūrim biškutį, vau, kai vaizdas. Kiek žmonių, čia viskas atvira. Gerai, kad ištverti bent jau esam, ne taip, žinai, baisu. Upė. Sena, vau, kai vaizdas. Vaidai, galim šampaną atsigerti.
Galima šampaniuką išgerti romantiškai, laiveliai plaukiui. Super. Tau Triumfo arka, bet tenais. Jau už 10 minučių leksėt pradėti. Nu kaip? Geras. Sunku papasakoti, čia reikia pamatyti. Kiek akis mato, tiek visur Paryžius, Paryžius. Neaprėpiami plotai. 2,1 ten kažkiek milijono. Eisiu į tualetą, turbūt ko gero aukščiausios, kur esu buvusi. O, 12 valandų. Ir vėl pradėjo žypsėti, bet čia atrodo, į akis neatspygim. Bet realiai dabar reikia laukti. Ant pirmus reikia šitarabanyti kažkaip ant tiltą, kad tau patį grau. Jo, kad spėtumėm pamatyti. Nes, žinai, nors apvažiuosim rytoj. Čia į viršų vaizdas. Ten jau pati viršūnė, viršūnėlė. O, čia jisai ką gyvena? Ofisas. Nu. Eifelio bokšto aukštis 330 metrų. Jo. Tik tai? Nežinau, kai tokį vaizdą pamatai pro langą, tai nepasakytum, kad tik tais. Čia yra palyginimai, va ta va linija, kur per vidurį eina, tai Eifelio bokšto viršūnė ir va palyginimai pastatai kitų šalių. Mūsų biški mažesnis, kur ta Lietuva. Ai va, Vilniaus. 1700 km. Bokštas, jo. Vėl nusileidom į 2 aukštą. Dar apeisim čia ratuką. Einam ratuką. Einam žemyn laiptukais. Oi, čia kaip tuščia. Vaizdas geras, bet ne taip kaip iš ten. Nu? Pažiūrėk į viršų. Geras, čia irgi vaizdas. Dar pasivaikščiokim ir reiks jau žemyn leistis. Visgi valandų nemažai. Ryšystinė kažką? Nuvažiuok kaip uždažyta daugybę sluoksnių. Bet ryšio tai kaip ir nėra. Kaip gali ryšio nebūti tokiam aukštį, ant stiebo mes beveik. Vėlama ir viskas va. Eik tu, ieškom savo kompaniono, kuris paliko antram aukšte, kuris išsiganda aukščia. Iš tikrųjų, kaip gera prisėsti. Man jau atsibodo sėdėti. O, mums gera. Aš jums sakiau. Bet vaizdas koks, kad tu žinotum. Mačiau, kad tenais viršūnę, aš tikrai nepakeičiau. Tai ledų nebegavai? Nieko negau, net vandens niekas. Viskas uždaryta. Eisim, O, vėl mes paskutiniai. Įtariu, kad visiškai paskutiniai šitam Eifelyje. Nu, dar vienas kitas. Viskas leidžiamės žemyn, užtenka, pasibuvom tam Eifelį, aplankėm, pliusą užsidėjom. Reikėjom visko uždėti. Oho, žiedukai. Oho. Bet mes ne pro čia leidomės, tą kilom. Čia.
Kaip jums Eifelis? Didelis. Didelis ir metalinis. Super didelis. Viskas, išėjom kažkaip labai greitai, ne? Žiūrėk, ir vėl atsiveria. Vėl iš šono. Mes apačioj, o buvom va ten, va tam, pačioj viršunytėj. Gerai atrodo. Kažkokia eglutė kalėdų ir dar su žiedais. Viskas užgesino Eifelį, paliko tik žiedus. 5 minutės pamirkčiojo ir baigėsi šou. Einam į metro, nes jau po 1:05 ieško metro ir šliaužiam į savo hotelį. Žodžiu, į metro nebespėjom. Bandysim važiuoti su autobusu. Metro sekantis 5:30 ryto važiuoja. Bus mums čia mirksiukus visokius žiūrėti. Kur leidžiamės žemyn, po to aukštyn. Uždarytas. Jo. Problemo. Kitau tavęs. Kad sportuotum. Kainiai tiltas, čia pastatas. Kažkur gatvė bus. Oi. Čia už tuos, kur 600 nelipai, tai lipsim dabar. Iški. Einam. Aš žinau, tai ten irgi. Į kalną lipsim. Kaip tai? Mes biškom nuo mūsų. Kaip gražu. Mes šiaip tai tolstam nuo namų. Kaip kažkas dviračiai. Jeigu pravažiuoji, mums į tą taurą. Ten tik autobusų važiuoji. Vyto norėtum, ne? Grįžtu. Grįžčiau. Duot man kažkas mano kūną, bet praskryšiu man. Kai mašinytė. Kur čia priekis? Nesuprasi. Nu, geras. Tiesa. Tai va, tuoj važiuosim. O čia va, laiką rodo 3:07. Mes vis dar laukiam stotelėje. Rodo, kad liko 18 minučių. Nors pagal Google Mapsą jau turėjo atvažiuoti. O, geras atvažiavo. Visai ten tas atvažiavo. Tas, PM3 Vaidai. Mes jau ruošiamės Boltą kviestis, bet atalėkia. Čia reikia skenuoti, reikia žiūrėti, ką žmonės daro. Nieko jie nedaro. Ar reikia? Čia daro. Jo, reikia nusiskenuoti. Ar nereikia? Vaida, pažiūrėk pirmas ar veikimus kortelės. O tokia čia turi būti. Veik. Ai, čia ar reikia skenuoti? Ką jis ten rodo? Aš žinau, ką jis rodo. Kur čia liesti? Ką čia darai? Ne, va čia. Ai, tai čia mūsų. Aš žinau, ką aš rodo. Ai, man atrodo, rodo gerai. Veik, viskas. Ai, okei? Ai, juokias iš mūsų. Niekad čia nereikia. Sėdam. O, va čia galim apsisėsti. Aš va čia. O, gerai. Yes. Pagaliau. Kas čia vyksta? Žiūrėk. Ai, bet tik kiek policijos. Nu,
Bet tai gerai. Nu va, prie Triumfo arkos. Ne, gal ten nuvaryk, gal kirtas nuvaryk. Dėl kažkas turi girti, man dėl... Kažkas labai gerti nori, tai dabar ieškom vandenio visą naktį. Bet Paryžiui, kas įdomiausia, niekas nedirba. Vis numyris miestas naktį. Nu va, čia kažkoks kioskas. Ar vandens gausit? Geras klausimas. Bet nutelas tai yra, Vytai. Yra, va, buteliuks matau. Water. 5 eurai. 3 eurai. Buteliukas vandens, kiek? 5 eurai? 3 eurai. Ai, 3? You better, please, for me. Where can I bring? Pata. Yeah, pata. Nieks vandens neduoda. Water, please. Ištroškusiam žmogui neduoda vandens. Sell me water, please. 2 bottle. 2. 6. Geriau Nutella. Čia tokia stotelė, kuri mums tinka. Ir autobusas N11. O yra laikai dar surašyti, kada važiuoji? Oi, kaip smulkiai nieko nematau. Gerai, reikia. Vaidai, būtų paskutinį dieną remti pohui, nuo lėktuvų pagavojus. Vytai, bet gerai, kad varė mane. Triumfo arką pamatėm. Aš biškį palisėjau. Triumfo arkytė. Ir vėl biškį gerai. Bet tokia aš gal kaip tik didesnį įsivaizdavau. Eifelį mažesnį. Nenori valgyti? Noriu, aišku. Nu ir prisiblūdijom jau 2 valandą nakties, o mes dar autobusą laukiam. Grįšim 3 kokią. Mirksiukų belaukiantų. Pavėlavom porą minučių. Metro baigė. Žinosim dabar, kad rytoj iki 12 reikia būti metro. Va, ten 2 pavargę turistai sėdi. Turistai. Tiek suvalgėt viską? Tiek suvalgėt viską? Nu va, čia Triumfo arka. Čia Eliziejaus laukai su savo parduotuvėm prašmatniom. Bet iškart toks gyvenimėlis, mašinos važiuoja, jaunimas su dviračiais, su motociklais. Jaučias tokia gyvybė. Žodžiu, pasidavėm. Palaukiam 1/2 valandos. Autobuso taip ir nesulaukėm, kviečiam Boltą, važiuosim į viešbutį 2:30 nakties. Tikisi, iš to ir tikisi. Palauk, tu pažymi, kad nežymi. Užsisakėm Boltą. Tada vėl skambins pagalbą, tada turėsim įrodymus. Boltas vėl jauną grybą. Buvo prie pat namus. mūsų, važiuoja tolyn ir jis net neskub, net nesisuk. Man atrodo, eisim pėsčiom namo šiandien. Absurdas, Autobusai nevažiuoja, Boltas grybą pjauna, nu žodžiu, mes nabagėliai. Benamiai. Reiškia, apsisukt nelabai yra ten. Jes, pagaliau turim transportą naktį. Čia ne tas pats? Kur atvežė mum? Ne. Nes mašina tai... Hotelas. Kaip gerai. Mašina Toyota gal... Negi grįšim namo šiandien. We missed last metro, missed last autobus, I now go with Bolt. Nu grįžom, dabar tikėkimės, kad viešbutis mum įleis. Po 3:20 mes pagaliau parsirandam. Jes, pagaliau savo kambariukę. Neužtenka, kad mieste taip sušali, ne, tai da grįžti dar atšaldęs kambarį. Aš jau baigiu visą sušalti. Jes, da kokia susivėlus. Gerai, labanaktis ir iki rytojaus.